Labukas visiems. Šiandien, man atrodo, epizodas yra išeis šiandien, nes šiandien ir įrašinėjau, tik sustojau dabar kažkur neaišku. Ar čia yra praėjimas, ar nėra? Nėra praėjimo. Tai man visą ratą įt aplink namą dabar. Net ten įvažiavau. Nu, einu, vis tiek noriu pakalbėti. Esmė yra, kad pievom kažkur rajone. Po namų praėjimas takelis. Einu į žvejybos reikmenis.lt parduotuvę, nes su chebra susitarėm, sakė, parūpins man įvairių dalykų. Net nežinau, ką parūpins. Sakė, sudės paketą tiesioginiai transliacijai. Tai jie bus vieni iš rėmėjų tiesioginės transliacijos. Tai bus pirmas blynas. Pasiruoškit visi, kas dar nežinot, jog aš darysiu žvejybos tiesioginę transliaciją. Viskas suplanuota yra. Planas startuoti transliaciją yra apie 5 valandą vakare šį sekmadienį. Jeigu viskas pavyks ir interneto ryšys nenutrūks, kaip gali būti su technologijom šiais laikais, tai viskas bus gerai. Įrangą esu pasiruošęs, dar reikia patestuoti keletą dalykų. Manau, ryt po ryt gal įkelsiu video, kaip atrodo mano įranga ir taip toliau. Tai einam į žvejybos reikmenis.lt pažiūrėti, ką jie man ten sudėjo, nes norėjo dėti autobusų siuntą. Sakau, chebra, rytoj važiuoju pro Kauną, užsuksiu. Jie turi internetinę parduotuvę žvejybos reikmenis.lt arba Kaune, jeigu esat kauniečiai, galite užsukti ir jų fizinę parduotuvę. Sakė, bus pašariukų, method feeder sistemėlių ir tokių dalykų, nes varysim gaudinį ant dugninių ir ant plūdinių. Kur varysim žvejoti? Nenoriu atskleisti, sužinosit per tiesioginę transliaciją, tai įpardę. Va, žvejybos reikmenis.lt. Kos prospektas? Ne, Birželio 23-osios gatvė. Tai čia daug visko turi. Pilna. Žiūrėjau, kokie vidžių masalai. Bet šitie jau brangus turi būti. Jo, 2-3 eurai. O, žiūrėk, jie dar daug turi visokio žadribiai. Spėkit kieno. Kalurs. Very good. Nice. Čia. O, tu normaliai, ne, pridėjęs? Paketas yra čia. Paketas, slaptieji paketai. Ir po to va čia va dar yra toks. Čia su šitais dalykais aš manau, kad žinosi, kaip elgtis. Čia yra, peletės. Gerai, jo, tai su direktyvės. Tai va dabar su peletėm, tai čia tik su kuo gali iškilti klausimų, tai tik su peletėm ir gali iškilti. Gerai. Šitom peletėm reikia 150 ml skysčio. Visam šitam. Čia jau iškart 50 ml boosterę. Tai siūlyčiau daryti taip, užpilti tą 50 ml ant pelečių. Tada lieka tau buteliukas 50 ml. Ir dar 2 susipilam. Dar 2 supilam. Viską sušeitinam tenai gerai. 15 minučių paliekam pasirestinti ir viską. Aišku, nieko ten po to nupilinėti, nugręžti nereikia. Aišku. Ir šitas taip pat. Ir šitas lygiai taip pat. Kepuriukas matau. Kepuriukas, ritelė, valas. Valas, čia viskas susirišti. Čia dar papildomai gali. Dar papildomai ten. Gerai tada. Varysim žvejoti, sekmadienį bandysim daryti gyvą transliaciją. Jos transliacija neprikeps, o jei prikeps, tai video vis tiek filmuosim. Super. Gerai tada. Ačiū. Nu va, sudėjo, net nesitikėjau, kad tiek daug man pridės. Masaliukų čia gerų įmetė. Atrodo, man pro tą pusę bus grįžti arčiau iki mašinos, kur pasitačiau kieme. Būčiau galėjęs čia į aikštelę važiuoti, nepastebėjau prieš tai pardės. Blemba, mega package'as. Tai kadangi aš jau turiu vieną dugninę meškerę, jie man irgi pagamino. Lietuvoj pagamintą meškerę, ne, juokauju. Čia bairis buvo. O jei rimtai, tai šitą naują, net nežiūrėjau kokie ryte, tai tikrai iki ryte galėsite sužinoti daugiau kokie ryte, koks kotas masalai ir kaip mums ten seksis plačiau per gyvą transliaciją sekmadienį pabandysim kažką papasakoti. O jeigu daug transliacijų nepapasakosim, tai tikrai bus atskiras pasiruošimo video, kur mes masalus ruošim, meškerės ruošim ir žvejybos vietoj mes planuojam būti nuo kokios 2 dienos, daryti visą pasiruošimą ir transliaciją sekmadienį startuoti apie 5 valandą, gal pusę 6, o gal ir anksčiau, jeigu viską labai greit pasiruošim. Tai nenoriu prižadėti tikslaus laiko, bet laukit. Kas esat kanale ir nenorit pražiopsoti gyvos transliacijos, turit pasispausti varpelį ir prie notificationų pranešimų, kad visus rodytų. Tada matysit, tai svarbiausia sakyti, is going live. O dabar mes pakeliui į Klaipėdos pusę, Palangos pusę. Mano mama apsistosim ir gal aš šiandien kur nors nulėksiu pamėtyti biškį, nes čia nemanau, kad gausis pilnas epizodas. O, kaip netikėta. Ir mes jau esame prie kažkokio ežerėlio čia. Kuprinėje viskas paruošta. Ir chebra, aš nežinojau, kad mano setelis, aš galvoju, kaip man jį reiks atsivežti. Rodo, mano setelis turi tokią funkciją. Aš nežinojau, kad tokios egzistuoja. Tarp kojų dabar įsipraudžiau. Žiūrėk, tipo tai paėmi, apvirti
ir jis tampa iškart sėtelis. Jūs gal juokaujate. Toks simple dalykas. Net nežinau, kaip šitas ežeras vadinasi. Netoli Palangos labai. 6-7 minutės važiuoti nuo Palangos. Atlikiau. Pamėginsim padaryti keletą metimų čia. Darysim su tais rankų darbo masaliukais, nes ant greitosios žvejybos, tos va tokios, atvarau, pažvejoju gerą pusvalandį ir varau namo montuoti. Pagausiu, nepagausiu. Manau, tas mano setupas spiningėlių yra geriausias. Labai ramiai atrodo čia. Nu ir panašu, kad čia gali būti plėšrios žuvies. Nors didesnė tikimybė čia yra nemažai neplėšrios. Turiu gerą pusvalandį, 40 minučių. Važiuoju pas šeimyną, nes šį vakarą yra suplanuotas pavakarojimas. Dar susimontuoti šitą video reikia, tai žvejojam. Pilka į masaliuką. Šitas tai skristai gerai, jau matau visas. Bet šitą tai mečiau ir absoliučiai tiesiai į tokią žolę. Gerai, būkim sąžiningi. Aš ten išsirinkau, gerai, kad žinau, kad taip susilenkia. Išsirinkau labai prastą ten vietą. Odai pradėjo kasti, žolių pilna, ten giliau nuėjau, dar tai iš vis nebuvo vietų, kur užmesti. Tai bent jau parodžiau, kad buvau. Kartais taip ieškojimai vyksta, o dabar atvariau į Rudaičių kaimą. Rudaičių. Mes tai Žemaitijoje sakėdami Rudaičių. Tai esu šitam kaimelį buvęs, aplink šitas apylinkės netaip ir toli. 20 km spindulių, galim sakyti, esu gimęs ir augęs. Tai rakina mašina. Ir čia yra labai geras ir gražus vaizdelis. Tai pamėginsim tuos savo spinnerbaitus pamėti čia. Ežeriukas, tvenkinukas, neišnuomotas. Galima su visapusišku žvejo leidimu žvejoti. Visapusišku. Tiesiog žvejo mėgėjo bilietas arba nemokamas žvejybos teisė, kur aš turiu visoje Lietuvoje. Tai va, žiūrėk. Čia va dar yra tokie rūmai Rudaičių ar kažkas ir štai, pažvelkit. Dėdukas ten vienas, matau, žvejoja. O gal pavedimų padarysim į vieną pusę, į kitą pusę. Pažiūrėsim. Baby, you set my soul on fire every morning and every evening. And maybe we can't get any higher. Gerai, keisim masaliuką, kažką gal lengvesnį, iš kito kraštą. Pasikeičiam greitai masaliuką ir važiuojam. Kitoks nei mes visi pripratę matyti. Jei kažkas nežiūrėjęs praėjusį epizodą, pademonstruoju dar kartą. Apačioj kabliukas to žalio su biniuke ir ant viršaus besisukanti sukriukė. Einam dar čia šiek tiek į kraštelį. Kibimą bent jau turėjau. Tikrai bandė čiupti, bet nepavyko. Bet šitų masaliukų kaip yra gaila, sąžiningai galiu pasakyti. Meti visą laiką taip atsakingai, nes jie tokie gražūs. Mano pirštas baigėsi, čia startas. Eina ilgas, rožinis, tada sukrė ir apačioj kabliukas. Trišakis. Nežinau, net neįsivaizduoju, kokį pojūtį jis duos. Pirmą kartą šitą naudosiu. Sakė, jis vilioja lydeką. Wow, kaip skrenda. Masalų nepraradau, žuvies irgi nepagavau, bet labai smagus gražus vakaras pabūt prie ežero. Tai neižvyno visiems žvejojantiems. Jei kažkas sėdit ir pavyzdžiui žiūrit video šį vakarą iš žvejybos vietos, tai linkėjimai, neižvyno nei uodegos jums. Jeigu sėdit ant kokių dugninių karpių, gero savaitgalio. Ir dar kartą priminsiu, šiame kanale 17 val. Plius minus sekmadienį turėsim maždaug kokių 3-4 valandų live gyvą transliaciją ir susitiksim. O rytojaus epizodui dar nesugalvojau, ką parašiau. Bet iki rytojaus.